Šit pramiegojau, tu prasme iš visų dienų, tu jau nepramiegoti šiandien ir vėl pramiegojau. Aš turiu dabar kokias 5 minutės, iki kol man reikia išeiti iš namų, and I'm feeling stressed. Vakar tepiaus veido kremą, kuris turi biškį įdegio savyje ir akivaizdžiai pamiršau nusiplaut rankas. Ir taip jau ne pirmą kartą. Aš nesuprantu, tiesiog kada aš pasimokiau. Prieš tai nebuvau pasikėlus, tai tikrai dabar esu. Jūs niekas man negalit paaiškinti kitaip, aš aplamai, jeigu jūs džiaukitės, kad aš natūraliai neturiu tokio ilgumo plaukų, nes jeigu aš natūraliai turėčiau tokius plaukus, jūs su manim tiesiog nesusišnekėtumėt ir viskas. Sveiki! Labas! Čia man? Taip, čia yra kovo 8-osios proga. Nes kadangi ir tai kovo 8-oji, čia yra išorinis vazonas, o čia tam, kuriam nupirkau. Tai turėsi persisodinti. Turiu žemę visą. Labai gerai. Nice. Ką mes manom apie mano plaukus? Čia dabar čia ir šitas ir buvo tasai susitikimas, ne? Wow. O tai čia tau įpynė? Jo. Jas, man užsikabinsi už kažkur ir iš kitą ištrauks. Nu, šiandien vakare varau į Tulsą, toks ten edži gamyklai tokai bus, tai galvau labai į temą bus, žinai. O kiek laiko dabar šitas dalykas laikys tau? Kiek norėjo? Blema, kadangi 2, šiaip jos kokias 3-4 dienas, nu taip neilgai, žinai. Aš galvau, čia mėnesį tu pasidarai tokiu. Ne, kai daugiau supina tada, bet čia greitai pabėgs, žinai. Fainai, labai gražu. Nu jau išėjau iš salono, galvoju, tikrai nevažiuosiu su Boltu namo, einu pasimti. Reikia pasirodyti. Iš tikrųjų turiu belekiek darbų, ką man reikia padaryti, bet nieko iš tų dalykų nenoriu daryti, todėl mes einam persodinti augalą. Sveikas atvykęs į šeimą. Tai man užtruko lygiai 2 minutės, tai dabar visgi laikas darytis darbus. Man reikėtų namus susitvarkyti, bent biškį. Apsitvarkiau namus, pasidariau biškį darbų, dabar noriu pavalgyti. Šiaip iš tikrųjų pas mane dabar visiškai tuščias šaldytuvas, nes aš šiek tiek susipainiojau. Ir aš galvojau, kad aš šiandien išskrendu į Ibizą, o pasirodo išskrendu kitą mėnesį. O tipo aš jau visus daiktus, viską buvau susidėjus, nu žodžiu. Tai dabar aplamai jaučiuos išlošus 4 dienas, kurių galvojau, kad neturėsiu, bet turiu, tai reikia kažką gero nuveikti. Ir vienintelis dalykas, ką radau namie, tai yra žuvų piršteliai, bet aš nesiskundžiu, nes aš žuvų pirštelius galėčiau valgyti kiekvieną dieną visą likusį gyvenimą. Dėlis jau prašos, kad aš jį atgal namo įleisčiau. Tik. Gražuolis katinas mano. Ką pamatėjai? Ai. Tik laukia atvėso viskas, iš karto namo. Ar jūs neturėtumėt būti laukiniai gyvūnai? Štai kaip atrodo mano fancy ass meal. Nežinau ar matos, bet žodžiu. Nesvarbu kaip atrodo. Vienas toks keistas, bet nekeistas dalykas, ką aš darau, tai čia jo sėklas dedu literaliai visur, kur tik galiu. I mean visur. Nes jose yra labai daug skaidulų, kas yra labai gerai mūsų virškinimui ir šiaip daugeliu dalykų mūsų organizme. Beje, kaip skanu. Ok, paprikornom, pabuvom, dabar laikas ruoštis, nes šiandien vakare, kaip ir sakiau prieš tai, varau į Techno Tulsą. I'm super excited. Jisai vyks parako gamyklai, tai tipo biški sudėtinga sugalvot, ką apsirengti, nes ten viduj yra žiauriai purvina, tai taip pat čia kaip ir nesvarbu, ana? Bet ten taip pat viduj yra šalta labai ir nėra kur pasikabinti striukių. Ir kas iš viso daro eventą ir nebūna kur pasikabinti striukių. Nu, tipo, čia žiauriai nesąmonė iš mano pusės. O kadangi čia viskas iš mano pusės, tai nesąmonė, tai reikia labai gerai pagalvoti, kaip apsirengti, nes viduj
Pradžiai bus šalta ir nebus kur pasikabinti striukės. Paskui ateis žmonės, prikvėpos, bus karšta. Norėsis nusirengti, bet nebus kur pasikabinti striukės. Galimai kažkur, tarkim, nusimėsim striukės, bet tada ką man turėt po apačią? Nu, karočią, aš nežinau, kaip jums paaiškint, bet sudėtinga, biški. Nes mes ir į lauką išeidinėsim, pirmyn atgal, nu žodžiu. Bet ką žinau, tai kad deduos termą visada, bet kur varau. Gerai. Džinsai. Man reikia šito diržo. Ai, tiksliai. Taip pat turiu dar ir termokoinės. Jos man iki kelių, kas yra nuostabu, nes aš labai stabiliai jaučiuosi, kad stoviu ant žemės, kai čia taip viskas. Karočią, atstok. Nu gerai, pasibandom. Dabar reikia kažkaip super atsargiai. Ir šitaip būsiu, jeigu man pasidarys karšta, tikėkimės. O jeigu ne, tada visą laiką ant viršaus būsiu su šituo megztiniu. Nu čia kaip nors reikia kažką sugalvoti, gal tipo. Nežinau, vėlgi jūs man uždengėt veidrodį. O jeigu aš jį nusiimsiu, galėsiu surišti tada ant liemens, nes jisai plonas. Ir man dar reikia juodų akinių. Ką mes manom? Ką mes manom? Iš tikrųjų, ką mes manom, tai kad man labai reikia paskubėti, nes aš turiu dar pasidažyti, nu, tipo kažką čia įdomiau pasidaryti, žinot. Ir tada varysim, nes dar prieš parako gamyklą reikia užsukti kelias vietas, varysim iki studijos pas draugus, nes jie šiandien filmuoja setą ant pastato stogo, tai turėtų visai būti smagu, nu, bet žodžiu, jūs viską pamatysit. Rich millionaire. Rich! Eglės nėra, tai ką man darydavo? Man, baig, aš tai vienišas ir visada tai gyvo. Da mes kartu. Kokia gera! Kokia gera! Paseilės nepamiršau. O šitą reikia paseilėt, ar ne? Ne, atrodo šitą, kad tiesiog prilips, ar ne? Kaip noriu, kad priliptų, tai juokauja. Sušiltų gal kokį reikia, gal žinai, kad... Žiūrė, aš nuplėšiu viškį, pažiūrėk, ar bent kiek liko. Ne. Aš rungtis dariau Giedriu virš šitos susimatėt kažkokios kavos. O mūsų laikais tai normalius būdavo granai. Šlapus gandrį. Tokį vakaročio, tai va šitaip. Kaip jie tai būtų irgi. Lejo aš. Paskui... Jo. Ok. Let's go. Šiaip aš dažniausiai būnu super excited apie tokius dalykus, nes man tiesiog čia kaip tarkim kalėdos ar joninės. Nors ne Velykos, tokia random šventė, man tipo daug emocijų nekelia. Bet, nu, tu susigalvoji kažką savo gyvenime, kas tau, tipo, kelia malonumą ir tu turi ko laukt. Ir man labai patinka. Ir aš čia gal tiesiog overtinkinu, tipo, apie tokį paprastą dalyką, kaip nutūsus. Vakarėlius ir nesąmonės, karočią, kaip sako ten kiti žmonės. I am doing my own thing, you know? Tipo, aš nuvarau, nes aš jaučiu, kad man reikia įsižemint, man reikia išsitrepsėt, išbūt. Let's go. Show
savaitelį nuo parako praėjo porą dienų, šiaip šiandien prasidėjo nauja darbo savaitė. Dažniausiai kita diena po tokių vakarėlių būna labai lėta, nes mes iš viso grįžom namo apie 8 valandą ryto. Tai pusę dienos pramiegojom, kitą pusę dienos skaniai valgėm, buvom gamtoj. Susirinkom atgal į vieną vietą save ir šiaip norėjau pasidalinti su jumis savo review po tūso. Kaip ir minėjau video pradžioj, visi man sakė, kad ten bus žiauriai purvina ir taip nebuvo. Ir net nebuvo taip šalta iš tikrųjų ir tas megztinis, su kuriuo ėjau, grįžau be jo. Nes buvo ant tiek karšta, kad aš jį nusiėmiau, kaip ir sakiau, užsirišau ir tada kažkas vat įvyko. Bet anyways, šiaip žiauriai gerai grojo, buvo 2 stage'ai, tai aš 70% laiko prastovėjau prie techno stage'o, nes kitam biški per stipriai man grojo. Ir aplamai pati teritorija žiauriai man patiko, nes aplinkui buvo didelis miškas ir tu tiesiog, jeigu nenorėjai klausyti muzikos, galėjai eiti eksplorinti mišką arba sėdėti prie laužo. Tai erdvė tikrai labai puikiai buvo išnaudota, kabėjo ir supynės, buvo hamakų. Viskas tikrai labai nice, tai kitais metais tikrai irgi varysiu į šitą eventą. Dar kart primenu, jo pavadinimas buvo Kanapinės užgavėnių proga. Jūs greičiausiai šitą video matot labai post factum, kada jisai buvo filmuotas, nes aš dabar, kaip čia pasakius, nusprendžiau grįžti savo YouTube'ės kanalą ir noriu šiek tiek užsifilmuoti video į priekį, kad spėčiau jums daugiau kontento paduoti. Tai todėl jūs šitą video matot labai vėliau. Bet jo, šiaip filmuojant šitą video visai pagalvojau, kad norėčiau daugiau jums parodyti šitos naktinės kultūros, nes aš pati asmeniškai esu labai aktyvi šito dalyko dalyvė. Aš kadangi šiaip esu hiperaktyvi ir visur lakstau, tai man tokios vietos, kur aš galiu ateiti ir tiesiog išsitaškyti, yra tiesiog must. Ir praeitą vasarą pro labai daug tokių eventų pravaikščiau ir žiauriai daug įdomių dalykų pamačiau, tai labai norėčiau visų tuom pasidalinti ir su jumis. Greičiausiai ir pasidalinsiu, tai jums tiesiog reikia šiek tiek palaukti. Bet iš kitos pusės, jūs beveik 3 metus laukiat, kol aš grįšiu savo YouTube'ės kanalą. Tai tipo, kas čia dar biški. Bet žodžiu, varau aš toliau darbuotis, gražiausiam likusios dienos, ačiū, kad jūs esat, prašom, kad aš esu ir iki pasimatymo kitą kartą.